Pats šventės VGTU nerimsta ir didžiausia šurmulį čia kelia moksleiviai, konkurse renkuosi verslą. Pažiūrėkit, kaip čia karšta. Mes jau turim 5 savo pasidarinę kolekcinius pasidarę. Tai darom 5 su 10 iš karto paprastu, ne? Aš šiaip bakas paklausiu. Mums tiek nereikia. Jo, nes mes tik 20 šitai neslikim. Ne. Mažai čia. 100 gramų tai mes labai neparduos. Už 100 gramų. 100 gramų. 30. Prašom, taip, jūs čia ištaisykite. Čia lemelės. Derybos baigtas viskas. Kaip tu manai, koks turi būti geras verslininkas? Geras verslininkas turi būti organizuotas, jisai turi punktualus būti. Sumanumas ir improvizacija. Visų pirma, turbūt turėtų būti komunikabilus verslininkas, kitaip jis tikrai nepadarys jokio sandorio ir neras kompromisų su klientu. Jis turi klausyti savo bendradarbių, nes vienas tu tikrai nieko nepasieksi gyvenime. Verslininkas turėtų pasižymėti nuoseklumu, stabilumu, mano nuomonė, emocinė, ta prasme, emociniu stabilumu ir žinoma, jis turėtų būti, mano nuomonė, lyderis. O kaip manot, verslininkų yra gimstama ar verslininkų savybės galima išsiugdyti? Be abejo galima, kodėl ne? Tai turi daug praktikos, tai išsiugdai. Kaip geriausia išsiugdyti? Dalyvauti tokiuose verslo simuliacijose. Aš manau, kad tai yra išugdoma tikrai dėl to, kad pats prieš porą metų tikrai to neturėjau.